Taip, vėjas didelis, gal bandysiu šnekėti, kaip pasakyti, ko ryškiau. Taigi, tokia situacija, kaip ir žadėjau, šiandien ta diena lyg saulutė šviečia, bandysiu surasti šitą mėlyniukę, šitą monstrinę motinėlę ir jau taip nusprendžiau, kad turbūt aš ją ir paliksiu, tik tai jeigu man pavyks rasti, aš ją pažymėsiu, bet to noriu pažiūrėti, ar jinai gal tiesiog jau ir apsivaisinusi, būtų pats laikas, gal net ir yra jau ir kiaušinėlių padėta. Pasižiūrėsiu, kaip jinai dirba ir jeigu pasiseks, parodysiu jum, kol dar laukiu kitų šiluvietiškų motinėlių. Šitas, tai čia jau kita kalba, nes vis tik jau motinėliai 3 metai, tai jeigu sulauksiu šiluvietiškų, tai būtinai pakeisime, bet dabar eisiu šitą vėl pikčiurną. Nežinau, ko čia gali baigtis, nes šiuo metu tikrai metas netikęs, nes yra vis tik jau rugsėjo 7. Toksai jau, kaip sakoma, reikia su bitėm atsargiau. Tai, žodžiu, kelsimės. Kelsiuos prie avilio ir parodysiu, jeigu man pavyks, žinoma, surasti. Jeigu nepavyks, tai jau nepavyks. Bet aš tikiuosi, bent pavyks surasti galios veiklos pėdsakus. Kaip bebūtų, tai būtų to, kad ir monstrinė motinėlė, kad yra surijo beveik mano eksperimentą. Nu, visą laimę 2 karnikos linijos motinėlės vis buvo išperėtos šitam pikčiurnų avilėlyje ir šiuo metu sėkmingai kurdytos. O kaip sakoma, šiluvietiška, tai čia tik tai šiuo metu tasai variantas, kad sunkiai prognozuojama motinėlė, bet aš čia ilgai galvoju. Galbūt, kad ir biškutį, kad ir bus ta vietinė piktesnė, bet gal jinai bus, turės kitų labai puikių gerų savybių. Tai yra nuostabiai gerai žiemos. Anksti pavasarį pradės skaitos dirbti. Gal bus produktyvi, gal atspari lygom, gal atspari, kaip sakiau, širšolėm, širšėm ir vapsvom, gal tiesiog pajėgios atsiginti. Tai kai tai bendrai pažvelgus, tiesiog tarp tų minusų gali yra ir pliusas. Tai žiūrėsiu, kaip čia dabar jos įsikūrusios, tikiuosi aš surasiu veiklos jau pėdsakų. Jeigu surasiu, būtinai parodysiu. Gerai, pradedu dirbti. Taigi, vėl aš čia. Ir žiūrime. Sakėt, tikslas tai yra surasti tą monstrinę motinėlę. Ir žiūrėsime, kas čia. O, iš karto ūžia pasi. Kadangi pamokų turiu, tai reiks dirbti ir su šituo, ir su šituo. O iš karto kabinasi. O dar reiks ateitęs vakare pamaitinti. Ką ramiai pereisime dabar visą tą lizdą. Galimai šitam korelį galima būtų ir pamatyti šviežus korelis. Kokį kiaušinėlį. Nu, šiaip būlinės, tai čia manau, kad šiuo metu žiūriu gal netyčia, kur dar yra ir to pačio ir kiaušinėlis, koksai gal teks įžvelgti. O kol kas šitam ne. Nu, bitės vis tiek šitą turi savybę, kaip matau. Matot patys, kaip jos iš karto. Dar šita savybė jų monstrinė neišnyko. Pulti viską.
kitas dalykas, tai yra, aš ir pats įsibauginęs, vis tik prie šito avilėlio buvau pernai stipriai nukentėjęs, gerai sukirstas, medaus sirupo prisištabeliavo visai neblogai, tai tik tai dabar tą motinėlę kaip surasti, plus nežymėta, nežinau, čia šiaip dar net yra arčiau biškutį. Nėra taip paprasta surasti, ypatingai, vat, ir iš karto, vat, jos tokios yra. O jeigu da jų motinėlė greita, turi jau bėdą. Nu, faktiškai jau turiu vieną įgėlimą. Tikrai netikęs metas su ta mano noša, jau tikrai aš čia stipriai uždūmėsiu, nes kitaip matau neina, vis tik šiaip mane jau įsegė ir dar bando sekti. Panašu, kad iš tiesų protingas žmogus ir nelystų. Taip gražiai sušnekėjau, pagyriau, kad šiaip aš čia turiu didelių bėdų. Būčiau protingas, tai nelįsčiau prie jų, bet kaip proto ne kažkiek. Reikia ir išsiaiškinti, kai bebūtų, ar yra ta motinėlė, nes kol kas šitam nebuvo, kur jo vienas įsegimas jau yra. Taip, matau, turi biškutį suot su jom taip pat. Tikrai man ramiai nepadirbsi. Nu, bet aš nepasiduosiu. Vis tik. Kad jos čia taip jau naglos, tai naglos. Aš irgi būsiu naglas. Tiesiog dūmų. Tiesiog be šit jau kas kviečia dūminti reikia nežmoniškai. Nes priešingų atveju šiaip medausios visko turi. Biškutį lyg nuo dūmų biškutį lyg apsvaigo jau šiuo metu. Bet aš turiu, matau, kad dar vieną mane įkirs, matau, kad aš turiu jau šliaužiančią bitę į ranką, nu ką padarysi. Bet mano tikslas pažiūrėti, gal kažkur dar motinėlę pavyks šitą monstrinę žiūrėti, po kol kas nepasisekė. Aš nežinau, kaip jums čia sekasi ir matyti. Bet reikia pripažinti, pikčiurnos, bet beveik neblogai ir pasiruošusios. Medaus turi, visko turi. Tai kažkaip negaliu smagiai dirbti, teks biškutį, man atrodo, atsitraukti, nes matau. Ajajaj. Truputėlį. Sugrįžau vėl
Ne, čia su jom nepašposisi ir dūmų reikia tikrai nemažai, dar vieną bandau išsikelti korį. Bet šiaip maisto tai jos visai neblogai turi. Bet kol kas nematau motinėlės veiklos pėdsakų šitos monstrinės, ar gali būti, kad jos ir neturi jos. Ne kažkas ir liko. Taip, dabar vis tik kelsimės į kitą pusę. Nežinau, ar čia matysitės, bus matytis, bet nori, nenori, aš turiu jas čia išdūminti. Bet vat, tas ir yra bėda, kad kai dūminė, tiesiog gali būti, jeigu greitesnė motinėlė, o jinai greičiausiai bus tikrai nepėsčia, spėja migruoti. Nu ne, nematau net ir, kad ir darbuotus. Galbūt ir turi motinėlę, bet aš veiklos pėdsakų dar jos nematau. Taip staigiai reikia dirbti, nes vis tik tai stiprus dūmai. Kitaip čia prie jų būtų šakės ir taip nėra iš pyragų čia. Bet šiaip jos darbščios, kaip bebūtų. Įdedi korį ir iš karto vėl reikia dūmyti, nes jeigu pamatyčiau, tai tikrai aš ją pagausiu. Čia meduotas. Tikrai turi motinėlę, šitos tikrai turi motinėlę, bet vat, nes būtų vis tiek prisipynusios vėl lopšelių. Bet vat, aš jų nematau, tai daug siaubas. Kaip surasti tą motinėlę? Gali būti, kad, kaip sakoma, monstras, bet iš tiesų ne taip paprastai. Kažkokį turiu įtarimą, kad šitam korelį jin ir yra. Tai neturiu ką ir pasakyti.
kažkaip faktas, kad kažkur šitam kuorelį ir yra. Nu tiek to, dar po kol kas paleisime ramiai. Vis tik nepasisekė. Praverčiau, žodžiu, čiut ne valandą laiką praieškojau motinėlės, tos monstrinės ir neradau. Dar įseger 3 kartus, tai biškut kaip ir nusiminęs, nes iš tiesų dar jos, kad ir monstrinė motinėlė, bet jos veiklos pėdsakų neradau dar nei vieno kiaušinėlio, tai dar didžiulis klausimas, kokia situacija. Tai, žodžiu, šitoj vietoj šiandien tenka palikti viską. Einu virtis, tiksliau, ką čia nusišneku, ką reikia eiti pilstyti sirupą ir eiti pramaitinti visas biteles. Tai tam vakarui tiek. Čia beje tasai šuniukas. Kažkur jisai šiandien neloja, šiandien kai nereikia, tai neloja.